Sveiki atvykę į dar vieną mano video. Labai seniai daryti, bet kažkaip pagalvojau, gal reikia vėl pradėti juos daryti. Tai pradedam su tokiu intensyvumu. Kodėlgi ne? Nes, žinot, vasara tai švelnių spalvų metas, tai kodėlgi neparodžius to per makiažą. Pirmą pradėsim nuo akių, nes kitaip pribirės visur ir bus siaubinga. Tai akių pirmiausia tepsim šešėlių pagrindą. Pas mane Benefit Stay Don't Stray, bet šiaip geriausias, kur Lietuvoje parduoda, tai man atrodo Art Deco šešėlių pagrindas. Vieną buteliuką 2 metus naudoju. Labai ilgai laiko ir labai geras dalykas. Ja. Šešėlių pagrindas. Vieną siemam. Plokščią teptuką tokį įdomų. Kas čia yra? Plokščias sintetinis. Ir pasiemam kokią nors arba juodą želinę, arba juodą kreminį šešėlį, arba juodą pieštuką, kas nors. Žodžiu, kažkas, kad bus pagrindas geresnis ir ilgiau laikys viskas ir duos spalvą. Tai va. Ant pagrindinio voko iki klostės. Aš su šitų makiažų į teatrą turėsiu eiti. Okay. Kaip ir. Jeigu kažką negerai padarysim, jokio skirtumo, viskas švaru, paimsi, nuvalysi, ar išsiritušuosi, ar kažką tokio. Visiškai ten. Lygiai? Ne, velnio. Klausimas, ar mums reikia lygiai? Nereikia mums lygiai. Kažkas tokio. Ir visus kraštus išbuferinam. Irgi labai gražiai nesistengiam. Belekaip. Papačią galim biškį paėti. Būtent šitas makiažas toks. Belekaip. Bet ką padarysi, vis tiek gerai išeis. O jei ką, visada sakyk. Taip turėjo būti. Čia viskas suplanuota. Čia tas pats kaip plysta džinsai. Aš tokias pirkau, čia taip turėjo būti, čia nauja mada. O kad tu netyčia pritūpiai kažkur, kur nereikėjo pritūpti. Tai visai kitas reikalas. Niekam to žinot nereikia. Dar biškį pirštais peritušuot kraštus. Čia tai iš viso nekreipi dėmesio. Viskas sutvarkysim. Jo, pagrindas yra. Dabar pasiemam tokį plokščią teptuką. Ir dabar yra pasirinkimas. Jeigu darėt juodą pagrindą, juodą šešėlį dabar imt. Jeigu darėt tamsiai rudą, galit tamsiai rudą. Jeigu darėt violetinį, galit violetinį. Aš dabar noriu paeksperimentuoti ir pasimsiu ant juodo pagrindo tokį violetavą atspalvį su blizgučiais. Tai bus gražu. Tai galima biškį sudrėkinti teptuką, kad ir vandenį paprastu. Pas mane pigmentas, tai biškį tą pigmentą paimsiu ant teptuko ir aš taip plum. Ir tada stiklėje ant veido. Bet kokia graži spalva užtat. Dabar jūs matot, kodėl mes pirmiausia darom akį. O po to darom veidą. Dabar, kol dar neuždžiūvo, teptuko retušuom kraštus. Mes tos kraštus vis tiek išretušuosim kažkaip kitaip. Bet kol kas, tik kol neuždžiūvo, kad neliktų labai ryškios linijos. Pagalvojam. Galim atskleisti paslaptį. Visi aukščiausi visažistai ten madoj, bele kur, visi bele ką daro.
ir visiems dzin. Svarbu kažkas ateina ir pasako, o, kaip gražu, čia tas pats kaip naujajam mene. Niekas nežino, kas ten yra. Kažkas tiesiog užspjovė kažkokią spalvą ant kažkokio paveikslą ir visi, o, kaip gražu, čia menas. Tai va, čia ta pati nesąmonė. O jeigu pradedi su akim, visada vėliau apalai ir viskas gaunasi taip, kaip ir turėjo gautis ir čia viskas turi tai būti. Ir jeigu kas klaus, kas čia per nesąmonė, sakyk, čia nauja mada, tu ką neskaitai žurnalą, su visko galima susitvarkyti. Tikriausiai galvoju, čia biškienai persistengė, čia kažkas negerai, čia turėtų būti, ne taip žiauru. Tai gerai pagalvoju. Simsim, bet kokią rudą spalvą, kad ir veido. Vis tiek šešėlis, vis tiek spalva. Koks skirtumas? Didelio, biški pūkuoto teptuko. Ir... Vienintelis dalykas, ką galėtumėt šiuo momentu labai prižiūrėti, tai kaip aukštai einat. Jeigu einat per aukštai, tada jau biški nepataisysi. Arba švariu teptuku pabandykit pravalyti. Teptukas. Arba pasimkit šviesiausią šešėlį, kokį turit. Ne. Ne. Gerai. Šviesiausią šešėlį. Aš sakau šviesiausia, bet taip tai turiu omeny, kuris artimiausiai panašus į jūsų kūno spalvą. Ir biškį va kraštus. Valiklis, vatukas, kažkas tokio, galit ir su šlapia servetėlė. Paėmam, šlapiam. Ir nereikia jokios lipnios justos ant veido. Kas lipnia justa ant veido? Tai bloga idėja. O čia lygiai. Makiažas yra tas pats kaip mados pasaulis. Jeigu kažkam kažkas nepatinka, pasakyk, čia taip turi būti. Tu gal čia nežinai, bet čia tokia naujausia mada. Ir visi iš karto pasimės ir bus, o, taip, gerai sakai. Su mažesniu teptuku ir kokia nors tamsesnė ruda spalva, kad ir kažką tokio. Tekšt. Ir papačia. Aš labiausiai mėgstu pusę tamsiai, pusę šviesiai. Kodėl? Kas čia žino? Didina akis? Lygtas. Galbūt. Nežinau. Dabar. Arba auksiniai šešėliai ant šlapio teptuko, arba yra tokie magiški dalykai kaip pieštukai. Dabar juodu vandenėje su pieštuku darysim egzorcistą. Su juodu želiniu. Tai pas mane pieštukas buvo Manhattan Waterproof topas. O šitas tai Maybelline juodas. Jie kartais būna su teptukais, tai ties teptukai irgi tarp labai gerai. Ir pats svarbiausias dalykas dirbant su želiniais. Visada uždenk. Jei išdžius daugiau niekada gyvenime negalės ją naudoti. Teptukas toksai. Ir žiūrim. Nebandom iš karto daryti. Tikriausiai neišeis. Pabiški. Plium. Dabar darysim veidą. Taip,
Pirma, ką padarysiu, tai tvarkysiu biškį kraštus. Na, šiaip pirma, ką reikėjo padaryti, tai tikriausiai nusivalyti, kas prikrito, bet kas tam turi laiko? Šiuolaikiniai visuomeniai niekas tam neturi laiko. Ką čia tepi ant veido? Nu, čia yra mikstūra kokių 3 skirtingų dalykų. Labai sunku prisiminti. Lyg tai MAC Full Coverage Foundation baltas ir Maybellino Dream Velvet ir dar kažkas. Užmigštė prieš kelias dienas ir aš tiesą sakant neprisimenu jau. Švarus pirštas. Dėsim tokį. Biškį, nedaug, daug nereikia. Šitą kempinį. Kur tau reikia? Pasiėmė spalvą, kokią reikia. Čia daug laiko ant šito dalyko nesitęsim, neleisim. Ir... dabar tokiu teptuku ir kokią nors kontūrinę spalvą. Va tokia spalva jau skaitosi man per daug raudona. Tai mes dar tuojau įmaišysim kitos spalvos. Na, kol kas tai sulyginam abi pusės. Norime kontūruoti nosį, tai kad ir su tuo pačiu teptuku. Labai lengvai. Ką, bet kai nosį kontūruoja, tai labiausiai matosi. Kas tau ten ant nosies biškį išsipurins? Ai, jo. Ups. Trūksta bronzerio, bet va šitą tai biškį jau per tamsi. Tai pasiimu patį šviesiausiai bronzeriai, kokį aš turiu. Tai realiai tiesiog tokį gelsvą. Labiau oranžinį perskinį. Šitą va. Pasižiūrėjau į veidrodį ir pagalvojau, tas pats teptukas, kurio tepi pudrą. Naudoju Benefit High Beam mažiuką. Šiaip tradiciškai tai čia reikėtų lipdyti blakstienas, bet aš ant savęs blakstienų lipdyti labai nemėgstu. Tiesiog nepatinka, nesąmonė gaunasi. Tai mes ką padarysim? Mes paimsim, jas gerai uždėsim, uždažysim ir žiūrėsim, kas čia bus. Benefit The Real mažiukas. Nes kam pirkti didelį, jeigu gali pirkti mažiuką?
blizgiai tiesiog užsidėti. Jeigu dieną eisi tai kur nors, tai geriausia su šviesiais tonais. Ir va, tokį ar tokį ir tokį, kažką tokį. Jeigu norit kažką labai išgąsdinti, juodas arba va toks. Labai gerai atrodo. Aš galvoju, gal bandyti tokį šiandien. Kaip ir baigiam. Linksma.